Tai jau laikas, reikia dar vieną kliurką taisyti. Žiūrėkit, kaip atrodo, kaip darbuotojai padarė duris. Galvoju, va, nesimato į lauką, net nesimato. Bet vienu žodžiu, žiema pripučia sniegu arba vėjas ir pripučia visokių šiukšlių. Tai va, kaip gražiai padaryta. Vienu žodžiu, bilekas. Iš lauko irgi. Kažkokios va nesąmonės, tai eisim viską užtaisysim. Aš galvoju, paimsim paprastai. Išsivalysiu tą tarpuką. Čia biškį reikės gal biškį pakalti, nes čia medžio pastatyti, tada tą plasmasę nupjauti. Ir galvoju, šausiu į vidų tokią nesąmonę, va. Oba, va, kažkaip, tai va, abas, tokį pasidariau. Oba, šitą pasikels, tada lipant čia nesispaus, nes linksta. O, dėsiu šitą šitaip, priklijuosim su silikonu ir kitą gražų dėsim iš lauko per visą. Tai bandysim, kas čia gaunasi. Tai va, einu lupt, bandy dar daryti, nes dar netelpa šitas. Tai reikia dar ten tos vatos išgremžti ir einam žiūrėti toliau. Tai dėjom iki antros dalies. tą pirmą priklijavau ir atrodo gan čia neblogai iš viršaus. Dabar galvoju šitą irgi va dilduke biškį pašveičiau gražiai, nu ką čia kitaip padarysi, nieko čia nepritaikysi. Pašveičiau ir bandysim va šitai priklijuoti, va. Man atrodo, čia visai gražiai gausis. Reikia atsimatuoti dabar, susidėti, atsipjauti ir bandysim klijuoti. Išviesim, kas čia gaunasi. Nu va, nudailinau lentelę. Pažiūrėkit, kaip čia gerai atrodo. Čia biškį vieną ranką nelabai įdėti. Bet va, čiukšt. Vo. Eisim klijuoti ir žiūrėsim toliau. Pridėjom klijų. Bandysim dabar užklijuoti. Ir kas čia mums gavosi. Ups. Super, man atrodo neblogai. Vo. Iš čia. Visai normaliai atrodo. Super, eisim kitų darbų dirbti. Tikim.